Iki Jėgos festivalį liko mažiau negu 24 valandas. Susižiūrėti visus outfitus. Ir važiuojam į Maksimą apsipirkti. Iki Jėgos festivalį liko mažiau negu 24 valandas, o aš turiu dar begalę daug dalykų, kuriuos man reikia pasidaryti, tai sugalvojau, kad pasimsiu jūs kartu. Jeigu pirmą kartą užėjai šitą kanalą, tai hello, aš esu Gabrielė Matuzaitė ir keliu čia turinį, rodau savo gyvenimą ir ką veikiu. Jeigu dar neseki manęs, tai būtinai pasek. Jeigu patiks šitas video, tai būtinai paspausk like. Tai labai padės algoritmam. Pagrindiniai dalykai, kuriuos aš turiu pasidaryti: blakstienų prieauginimas, nagų prieauginimas, pedikiūras, manikiūras čia įveina. Tada persipint dredus, nes jie jau labai tokie išsipešioja, tai reiks persipint dredus. Full on the biggest shower pasidaryti, nes nebus ten kur maudytis taip normaliai. Apart ežeriuko, susidėti visus daiktus, nusipirkti maisto, susižiūrėti visus outfitus ir pasižiūrėti, ką jums ko neimt. Žodžiu, visai nemažai turiu nusiveikti ir tiesiog, kaip ir sakau, pasiemu jūs kartu. Pažiūrėsim, kiek galim padaryti per šiandien vakarą. Šiandien jau 10 vakarų yra, tai nebelabai daug padarysim. Tai žodžiu, rytoj bus busy day. Tai blakstienų prieauginimas šiandien jau buvo padarytas. Aš tik nepasiėmiau kameros, nes iškart iš Panevėžio su begalė daiktų daug. Važiavau iš karto pas blakstienų meistrę, mane priėmė paskutinę minutę, aš labai apsidžiaugiau, nes buvo jau kaip ir ataugę, galiu įmest šį video. Šiaip korekcijos man gal ir nereikėjo, bet tiesiog norėjau prieš Jėgą būti tokia fresh. Parodysiu iš arčiau savo akis. O šiandien noriu dar išnaudoti vakarą ir pasidaryti savo nagus, nes aš pati savo darausi prieauginimą ir jų labai reikia, nes tiesiog, pusės nagų nebėra ir su pedikiūru tas pats, bet ko aš jų bus nevadusiu. O dėl nagų iš tikrųjų dar nesukavau, bet ja, varom darytis nagų. Know what I'm talking about, 'cause you just get me, yeah, you so pretty. If everything is dipped in gold, then baby it will never grow. Everything sweet ain't sugar-coated. Okay, baigiau darytis nagus, dabar yra 2:30 nakties. Taip, kad aš labai noriu eit miegot. Pasidariau tokius nagus, cute, paprasta, labai gerai. Kojų nagus irgi pasidariau, tai einu aš ilsėtis, nes rytoj laukia begalė daug dalykų, kuriuos reikia pasidaryti. Tai susimatom jums už sekundės, o man po nakties miegelio. Bye. Tell me what you say now. Tell me what you said. You said that you would come again. You said that we would remain friends, but you know that I do not depend on nothing or no one. So why would you show up so uninvited? Then just change my mind like that. Please don't take this personal, but you ain't shit and you weren't special till I made you so. Like you know that I've been through worse to you. I just can't keep running away. But I don't need you. 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 But I want you. But I want you. I don't. Sveikučiai, kaip matėt, jau grįžau iš dušo, tai jaučiuosi puikiai. Užsidėjau kaukę, tai toks skincare'as padarytas, tai šitą jau galim checkpointą pasidaryti, kad padaryta visas maudymasis ir taip toliau. Jau porą dalykų yra išpildyta, kaip matėt, nagus vakar pasidariau. Gražus, nežinau, man patinka paprasti nagai. Tiesiog žiauriai vakar pavargau,
Ir tiesiog norėjau kuo greičiau baigti daryti nagus ir pasidariau paprastus ir taip toliau. Maždaug dabar yra apie 12 valandų jau, tai man reikia skubėti tvarkytis šituos plaukus. Po vieną išsileisiu ir įpinsiu atgal, išsileisiu ir įpinsiu atgal. Turėčiau užtrukti per pus mažiau laiko, tai manau apie 3-4 valandas, kas man dar neskamba labai blogai. Einu susitvarkyti savo plaukų. Dar tikrai nebaigiau savo dredų ir susipyniau tik pusę šitų plaukų. Tai dar koks 1% liko. Kaip matot, skirtumas yra nemažas ir gražiau atrodo ir fainiau. Labai kažkaip anxiety ir norisi daugiau man dalykų pasidaryti, o plaukus spėsiu pasibaigti vėliau tiesiog. Noriu nuvaryti į parduotuvę, nusipirkti visą maistą, susipirkti ir tada jau žinot, kad va šitas dalykas checkpointas padaryti. Tai dabar šiek tiek dedam pauzę ant plaukų pinimo ir važiuojam į Maximą apsipirkti 5 dienom. Tai net nežinau iš tikrųjų pirkti, bet matysim, žiūrėsim ir važiuojam. Oh my god, kaip karšta lauke, kodėl aš džinsus užsidėjau, tai aš nesuprantu, bet tiesiog žiauriai karšta. Partempiau 2 milžiniškus maišus prekių, norit jūs to nenorit, rodysiu haulą. Pradėkime nuo mažesnį maišą, skardinę tūno. Tiesiog aš su muštinuku pasidarysim ar kažko. Snacks, man šitie labai patinka. Duona, batonas, kaip norit, taip pavadinti. Buteliukas, bet aš tiesiog gerti norėjau, tai nusipirkau, tiesiog mineralinę. 6 bomžpakiai, 5 dienos, bet vis tiek. Tada sūrio, nes vis tiek dešrytė kažkaip atrodo greičiau gęsta, sūris netaip greit gęsta, tai manau sumuštiniams tam taip gerai. Pusės ten pasiėmiau tokių košyčių, aš jas anksčiau valgydavau, jos tikrai tokios didesnėse pakelėse, tai grinai pusėčiam užteks, 4 jos yra, nes 4 rytus turėsim, tai 4 kažkas pasiėmiau. Pasiėmiau tokių, dar kietų nektarinų ir man dar reikėjo tokio buteliuko. Čia pasiėmiau porą bandelių tiesiog dabar užkast greitai ir rytoj pusryčiam. Tada Pepsis, Pringlesai, tiesiog riešutukai, tiesiog snaksinis, aš nežinau, ką tai bus. Nebuolių panašiau dar pasiėmiau. Gumiliukai,
porą avokado irgi tokių kietesnių, kad tiesiog per tas dienas, kol tam būsim prinoks ir galėsiu valgyti. 4 kavas, nes taip pat 4 rytai, tai 4 kavos. Ir paskutinis dalykas, pomidoriukai irgi tokie. Žiūrėjau, kad nebūtų labai minkšti. Viskas. Čia yra tai, ką aš valgysiu šias ateinančias 5 dienas. Neįsivaizduoju, ar užteks tam yra maisto pirkti, tiesiog mes su draugam nenorim tam taškytis pinigų ir panašiai, manau, tam galėtum šis nieko nesivežti ir galėtum valgyti. Visokias pizzas, burgeris panašiai, bet, tiesiog geriau turėti savo, daug daugiau sutaupant. Dabar geras porą valandų sėdėjau ir tvarkiausi visiškai rūbus, atsidėliau kiekvieną outfitą ir panašiai, pasimetau labai daug rūbų. Tiesiog noriu jums parodyti, ką imu, bet neparodysiu ant savęs, tiesiog vis tiek šitą video pamatysit po Jagos. Tai galbūt įkelsiu video ar fotkės iš Jagos, tiesiog kaip atrodžiau būtent su tais rūbais. Pasistengsiu pasidaryti nuotraukų, kad turėt jums ką parodyti, o dabar šiaip parodau. Tai pagrindė yra tiek rūbų. Čia yra toksai užsimesti šiltas dalykas. Kelnes, suknytė, pora šortų, tiesiog muikutės, tada čia tiesiog su kuo aš miegosiu, šortukai ir tokia braletė. Čia yra visokios koinės, tada megztukas. Ne megztukas, bet hoodie. Labai cute. Su grybais. Tada yra viena tokia maudymkė, kur yra tiesiog viršus ir apačia, o kita maudymkė yra vientisa, bet labai graži mėlyna ir labai faina. Tada čia toks prie maudymkės, tipo, užsimest, jeigu nenoriu būti tik su maudymkė, nes ten degintis galima, bet vis tiek. Čia galvoju, kurį fenipaką imt, kurią šitą tašytę imt, ar šitą tiesiog daugiau telpa. Ir dar tokią gal. O pagrindė šiaip mąsčiau apie šituos outfitus, tiesiog pagrindiniam vakaram, kai būna vakare po visos dienos jau didžiai ateina ir prasideda festo tikroji tokia dalis. Čia yra vienas outfitas, toks žalias topas ir juodos tokios puffy labai kelnės, parašiutinės, kaip ir sakyčiau gal. Tada labai šitas simple, bet labai cute toksai viršus ir tokios kelnės. Stengsiu su geresnė gal kokybę parodyti. Tokios vat kelnės. Tada toks topas. Irgi galėsiu parodyti. Ir tiesiog baltos plačios kelnės. Ir tada va toks setas, šiaip labai gražus setas, labai toks mirgų margų, tai kaip tik ta tematika. Tai labai man patinka šiaip. Šitas, va dėl šito labiausiai, aš taip abejoju, šitą galimai bus keičiamos juodos kelnės į tokias, bet tos kelnės, tos rūbus ir šiaip nešiausiu, bet čia daug maž žinot, kokie fitai bus. Sveikučiai, ketvirtadienio rytas, jau viskas susikrovus, už 10 minučių važiuoju link stoties ir tada jau į Jagą. Nebefilmavau nieko vakar, bet va pasibaigiau plaukus, dredus, susikrovusius daiktus ir esu pasiruošusi kelioniai. Tašytę, kurią imu, tada čia yra maisto tašė, čia yra rūbų tašė, miegmaišis draugiai, dvigulis čiužys. Ir čia dar yra tiesiog higienos reikmenys, dujų balionėlis maistui darytis ir panašiai. Neįsivaizduoju, kaip aš tiek nusinešiu, bet kažkaip teks tai daryti. O čia tiesiog rinkinukas, piniginė, kur yra ir bilietai ir svarbiausia tokie dalykai, ko reikia per ranką. Outfitas kelioniai bus štai toks. Tiesiog sijonas, jis nėra labai ilgas. Toks labai paprastas, bet labai karšta yra. Tai tiesiog balta maikutė ir sijonas. Ir va tiek daiktų. Tai nežinau, nesakau ate, nes nežinau, gal dar kažką kelsiu iš Jagos, bet sakau čiau. Very slow, very
Hello. Hello. And it goes a little something like